Sveiki visi, šios dienos apžvalgoje FIRO. Reiktų apžvelgti tokias monetas, kurios yra šiame trende, ar ne, šiuo metu, tokios kaip Monero, Zcash, kurios, tokį privatumą pristato. Ir, šios dienos apžvalgoje FIRO, kuri taip pat taiko į tą patį trendą, jinai nėra nauja moneta, jau egzistuojanti ilgą laiką, paskutiniu metu labai neblogai demonstruoja neblogus rezultatus, jeigu per savaitę 100%, per mėnesį, šiek tiek mažiau, bet imant visą laikotarpį, tai nėra jokio kažkokio tai didelio poslinkio, kažkada kainavo ši moneta ir $124 maždaug tokia kaina buvo. Labai trumpai, ar ne, tada, kada buvo laukiniai 17 pabaiga, ar ne, kada bet kuri moneta, kuri išeidavo į rinką tuo metu, surinkdavo baisulinius pinigus ir kainuodavo labai daug. Šiuo metu prekiaujama $2.30. Apyvarta dienos, pakankamai maža, iš tikrųjų auganti, bet pakankamai maža. Monetų labai panašiai kaip Bitcoino, 21,4 milijonas. Ji iš esmės ir bando, tokį užimti Bitcoino kopijos vaidmenį, bet su privatumu. Taigi apie ką tas FIRO? FIRO, kaip matome, vienas iš komentarų rašo, neva galima tuo Lelantus protokolo veikimo principas veikia taip, kad naudotojai gali sudeginti monetas ir vėliau jas susigrąžinti be jokios atsekamumo galimybės, ar ne? Tai originali transakcija kaip ir išnyksta. Tai toks įdomus, pakankamai įdomus būdas. Pats nesu bandęs, tikrai nesu tų privatumo monetų fanas kažkoks. Nelabai suprantu, kam jų reikia. Aišku, suprantu, kas tai yra privatumas, ar ne? Visi mes suprantam, bet kur tas monetas galima būtų panaudoti kažkaip išskirtinai, kai jų kaina labai labai stipriai svyruoja, nelabai suprantu. Nebent būtų ant tokių privatumo protokolų, stabili moneta kažkokia, ar ne, kur tą stabilią monetą galima būtų paslėpti, nėra jos kaip ten atsekti, o lygiai taip pat, kaip čia rašoma, galima būtų sudeginti ir tada kažkaip tai vėliau pasiimti, ar ne. Va, tokie projektai tikrai būtų, labai įdomus turbūt rinkai, bet, pagal pačių stabilių monetų kilmę, turbūt yra labai sudėtinga tą padaryti, galbūt net neįmanoma. Aišku, yra tokių stabilių monetų kaip DAI, kurios, sukuriamos yra įkeičiant Ethereum monetą, bet kažkaip nepavyksta vis atrasti tokio projekto, kuris siūlytų, tokį super duper kažkokį tai dalyką, ir aš manau, su juo būtų pakankamai greitai galbūt ir susidorot. FIRO save pozicionuoja kaip tokių VPN-ų, hostingo, netgi galima užsisakyti būtent su FIRO per Travelą kažkokį tai viešbutį. Kažkada anksčiau buvo netgi sąsaja su Binance Pay, galima buvo atsiskaityti tom FIRO monetomis, dabar, kad jau visos tos centralizuotos biržos atsisako privatumo monetų, tas spaudimas didėja, tai ir šios buvo atsisakyta praėjusių metų 25, kažkur tai viduryje, ar ne, kada šitas šaršalas kilo, kada ir su Monero buvo spaudimas didelis. Tai iš esmės yra Monero, Zcash, ir kitų tokių privatumo monetų konkurentas, ar ne. Žvelgiant į kapitalizaciją, 42 milijonai, ar ne, tai tikrai nėra didelė kapitalizacija. Palaiko tokios piniginės kaip Trust Wallet, MetaMask ir eilė kitų. Pakankamai prieinama moneta yra, kontraktas ant Binance Smart Chain'o. Jeigu pažvelgtumėm į socialinius tinklus, neypatingai daug ten tų sekėjų, ar ne, aišku, 120 000 kaip ir nemažai, bet jeigu pažvelgtumėm, kiek laiko jau egzistuoja moneta nuo 17 metų, tai nėra toksai labai kažkoks tai jau įsivažiavęs kažkoks projektas, ar ne, kurį būtų galima dabar sakyti, kad jau 100% per savaitę pakilus, jau galima būtų sakyti, kad pabaiga. Tai nieko panašaus, iš esmės, ką pastebėjau, kad su projektu pakankamai aktyviai dirba. Ir, tų įvykių, būtent paskutinius 2 mėnesius tikrai yra labai daug, komanda kažkokiu būdu atsibudo ir pradėjo, labai neblogai dirbti.
Vienas iš kūrėjų būtent tos FIRO blokų grandinės, kuri beje yra Proof of Work konsensuso mechanizmų veikia, panašiai kaip Bitcoinas, ar ne, bet kas gali prisidėti prie šios blokų grandinės veikimo. Tik tai didžiulis klausimas yra tame, kam jie reikalingi. Tai pirmas toks dalykas, kas krenta į akis ar ne, tai vėl, žinant tą Monero ir Zcash tokį pakankamai didelį augimą, ar ne, turint savo kažkokį tai bullruną laikiną, tokį, galbūt laikiną, galbūt nelaikiną, galbūt čia viskas tęsis daug daugiau, tai ir jie randa savo pirkėją, ar ne, bandant įsivaizduoti, kad kažkas ateis kiti, kurie nupirks dar brangiau, ar ne, ant to naratyvo, ant to hypo atėjusio, tai FIRO galbūt dar ne pabaiga, sunku labai pasakyti, kiek ta kaina galėtų pas juos čia kilti ar nekilti. Kur galima pirkti šią monetą, tai viena iš tokių centralizuotų biržų, žinomesnių tai MEXC, visos kitos tai, tarkim, taip, nežinau, ar verta ten atsidarinėti kažkokias tai paskiras, o tarp decentralizuotų tik tai PancakeSwap. Tai kaip žinia, manipuliacijos rizika yra baisiai didelė, pozicionuoja save kaip tokią atsiskaitimo priemonę įvairiuose sistemose, ar ne, tarkim, VPN-ai, kelionės, hostingas, įvairiausi, ar ne, kaip atsiskaitimo priemonė, kaip visos kitos, ar ne. Tik labai sudėtinga, suprasti, ar iš tikrųjų to reikia, ar ne. Nes pinigų funkcija, ar ne, tokiuose projektuose atlieka visos blokų grandinės, visos monetos, visi žetonai, ir negali jau čia nieko nenustebins, ar ne. Ar būtinai tas privatumas toks reikalingas, sakau, man labiau patiktų, jeigu būtų stabili moneta kažkokia, o ne sviruojanti ten po 100% per savaitę. Tada sutikčiau kaip atsiskaitimo priemonė, kad tikrai tiktų, ar ne? Ir jeigu lieki be jokių ženklų kažkokių, tai nepalieki jokių ženklų, tada taip, turbūt kažkuriuose valstybėse, kurios labai seka savo piliečius, kažkokias tai sankcijas pritaiko ir panašiai, tada toks projektas tikrai turėtų, turbūt neabejotinai ateitį. Ką dar galima būtų pakalbėti, tai jie anksčiau vadinosi Zcoin, po to persivadino, matom, 16 metais. Yra buvę su jais įvairių įvykių negerų ir patyrė ir 51% ataką. Kaip jie rašo, ar ne, jeigu mes lygintumėm su Ethereum ar kitomis blokų grandinėmis, tai yra, galima pasitikrinti ant blokų grandinės, kur ta moneta keliavo, ar žetonas, ar ne, iš vieno adreso į kitą, tai jie rašo, kad pas juos, nėra kaip surasti, ar ne, jeigu kažkoks tai pervedimas įvyko iš vienos piniginės į kitą, tai neįmanoma rasti. Tai tas privatumas per šitą ir perteikimas. Toks suaktyvėjimas visos veiklos 24-25 metais iš tikrųjų atsirado, kada tas privatumo bumas toksai kripto rinkoje išryškėjo, ar ne, tada jie pradėjo daugiau dirbti. Tai, sakykime, turbūt normali praktika, ar ne, jeigu tavo produkto niekam nereikia, tada sunku motyvacijos rasti, bet 26 metais, ar ne, kaip daugelis prognozuoja, kad tas privatumo naratyvas turėtų ir toliau veikti. Galbūt ir verta būtų pasvarstyti, ar FIRO galėtų būti tas naujasis Monero ar naujasis Zcash. Jeigu žvelgti į jų tokenomiką, tai šiuo metu cirkuliuoja 18,15 milijono šitų monetų, o iš viso 21,4. Ne tiek ir daug liko iškasti dar tų monetų, tai infliacija iš tikrųjų irgi yra planuojama, tokia žinoma, ar ne, kaip bus. Tai tam tikrą prasme nerimą kelia turėtojų skaičius, ar ne, vienose rankose yra 32%, tai iš tikrųjų labai didelis, toks red flagas. Žvelgiant, greičiausiai čia yra, developerių arba tų komandos turbūt piniginė greičiausiai, bet ir kitos piniginės po 7%, 4%, 3%, 2% taip pat kelia nemažai, tokia rizika nemaža, ar ne, jeigu jie norėtų išsiparduoti tą FIRO. Ar institucijos galėtų naudoti šitą protokolą, labai abejotina. Manau, kad šansų nedaug. Daugiau, jeigu, privatus asmenys arba, tokiais manipuliaciniais tikslais, ar ne, jeigu tikėsimės, kad kažkurie kiti naudosis tą monetą, tada mes,
norėsime ar ne turėti tos monetos, kad užkelti jos kainą ir vėliau parduoti. Tai mano įsitikinimu, jeigu jie susitartų su daugiau centralizuotų biržų, ar ne, kurios nebijotų sankcijų, nebijotų kažkokių tai mikos reikalavimų, ar ten amerikiečių naujų kažkokių tai reikalavimų, tai galbūt ir turi kažkokią tą ateitį. Dabar fiksuojame $2,3 kainą ir matysime, na, kas su jais nutiks vėliau. Dar jeigu pažvelgus giliau, ar ne, na, čia dirbtinis intelektas, CoinMarketCap kalba apie tai, kad na, partnerystė su Ethereum, Solana iki 26 metų vidurio, ar ne, galėtų būti būtent tą konfidencialumo sluoksnyje, na, sunku pasakyti, ar ne, bet vėlgi buy the rumor, sell the news, ar ne, galbūt kažkada, kai tai įvyks, jau bus vėlu truputėlį žiūrėti į šitą monetą. Na, kaip rašo dirbtinis intelektas, ar ne, kad tolimesni išėmimai iš pasiūlos gali, na, dar sumažinti kažkokį tai likvidumą. Aš manau, kad vienintelis MEXC yra šitoje vietoje toks, sakykime, rizikos faktorius, kur galėtų, jeigu išmetus ar ne, liktų labai nedaug vietų, kur būtų galima būtent šitą monetą įsigyti. Tai, na, aišku, jeigu pasižiūrėti, kas rašo apie tą FIRO monetą, ar ne, tai tam tikri tokie, vadinkime, influenceriai, ar ne, nedideli, tai galbūt, sakau, šitą monetą man kelia tokį, na, susižavėjimą dėl to, kad galbūt tai dar nėra rinkos labai vertinta, o jie, kadangi pradėjo dirbti pakankamai aktyviai, tai, na, turi tokio žavesio iš tikrųjų ir rizikos santykis galbūt ir nėra labai geras, ar ne, kadangi ir turėtojų, kurie galėtų parduoti naujai atėjusiam, yra pakankamai susikoncentravę viskas vienose rankose, bet yra ir tikimybė, ar ne, kad ta moneta sužibės, galbūt susitars su kažkokia centralizuota birža, galbūt kažkokia tai nustebins kažkom, ar ne. Aišku, tų privatumo monetų dabar auga ir jų ir senų, anksčiau buvo labai daug, ar ne, ir tą dėmesį tokį prikaustyti, ar ne, nuo Monero ir Zcash atimti ir pasimti savo, na, nėra labai paprasta, ar ne, bet kuo daugiau žmonių kalbės apie tą monetą, kaip žinia, ar ne, tuo daugiau tikimybė, kad kažkas į tą monetą ir atplauks kažkiek tai pinigai. Aišku, kalbėti apie tokias sumas kaip $100–300, na, norėtųsi turbūt, ar ne, kad tai būtų, bet jokių garantijų, kaip suprantate, nėra. Verdiktas, ką aš darysiu su šia moneta, na, pabandysiu galbūt kažkokią tai nedidelę dalį, na, moksliniais tokiais stebėjimo tikslais įsigyti, bet labai didelių vilčių kol kas neturiu. Tikrai nerekomenduoju tos monetos kaip kažkokios tai patikimos, kaip kažkokio tai geros investicijos, geros monetos, su kuria galima būtų patikėti, bet pasekti projektą, ar ne, pažiūrėti, kas su juo darosi, galbūt pasinaudoti tą monetą, ar ne, pabandyti pasižiūrėti, kur, kas ir kaip veikia, galbūt vertėtų, ar ne, tada mes turėtumėm didesnį tokį įsivaizdavimą apie visas privatumo monetas. Tai va to linkiu turbūt labiausiai, kad tais moksliniais tikslais daugiau pasidomėti. O aš, kaip minėjau, na, šiek tiek labai nežymiai pabandysiu nusipirkti ir pasižiūrėsiu, kas čia su ja vyksta toliau. Tai tiek, ačiū, kad klausėt.